Pabandom pažiūrėti praktiškai. Nuo do kilame kvintą į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. Reiškias, pirmoji gama, turinti vieną diezą, bus G-dur. Ieškome antrosios. 1, 2, 3, 4, 5. Reiškias, bus Re ir jos raidinis pavadinimas D. Du diezai bus D-dur gamoje. Ieškome dar vienos. Nuo D-dur gamos kylame vėlgi kvintą į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. La. Reiškia, 3 diezus turės A-dur. Nuo La skaičiuojame vėlgi kvintą į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. Reiškia, 4 diezus turės E-dur nata, gama. Mi, E. Bandome ieškoti sekančios gamos su 5 diezais. 1, 2, 3, 4, 5. Si arba H-dur. Reiškia, nuo Si gama turės 5 diezus. Dabar nuo Si ieškome dar vienos gamos, turėtų 6 diezus. Taip, kad bus 1, 2, 3, 4, 5. Bet kadangi Fa yra Fa diezas, reiškia, gama turinti 6 diezus prasidės nuo Fa diezo ir vadinsis Fis-dur. Turės 6 diezus. Fa diez, Do diez, Sol diez, Re diez, La diez, Mi diez. Pabandom pasižiūrėti, kaip kyla mūsų diezai. Fa diez, paskui yra Fa diez, Do diez. Do diez prisideda Sol diez. Paskui pridėsime Re diez. O, atsiprašau. Matote? E-duras turės Fa diez, Do diez, Sol diez, Re diez. H-dur jau turės Fa diez, Do diez, Sol diez, Re diez, La diez. Sekanti ir paskutinė Fis-dur turės Fa diez. Prasidės nuo Fa diez, Do diez, Sol diez, Re diez, La diez, Mi diez. Diezus ir bemolius apsimoka išmokti mintinai, nėra sunku. Paprasčiausiai dainuokit kaip gamą. Fa diez, Do diez, Sol diez, Re diez, La diez, Mi diez, Si diez. Jeigu išmoksite, kaip prisideda diezai, nebus taip sunku. Lygiai taip pat su bemoliais. Tik tais tiek, kad rasti bemolinės gamas reikia lipti žemyn. Taip, pabandom pasižiūrėti. Jeigu mes nuo Do, kad gautumėm diezinės, lipome į viršų, kad gautumėm bemolinės, turim lipti žemyn. Reiškia, nuo Do leisimės kvintą žemyn. 1, 2, 3, 4, 5. Reiškia, F-dur turės pirmąjį bemolį. Nuo F-dur leidžiamės vėlgi kvintą žemyn. 1, 2, 3, 4, 5. Reiškia, Si turės 2 bemolius. Bet kadangi Si jau ir taip bemolis, kadangi pirmasis bemolis gamose yra Si bemolį, F-duras turi Si bemolį, reiškia, B-dur gama prasidės nuo Si bemolių. Ir nuo Si bemolių vėlgi leisime žemyn kvintą. 1, 2, 3, 4, 5. Mi yra bemolis, reiškia, sekanti gama prasidės nuo Mi bemolio. Kaip matote, F-dur, Si bemolis, B-dur, Si bemol, Mi bemol,
S-dur, A-dur, B-dur, G-dur. Atsiprašau, bet kviečiu